Jūs klausote radijo laidas iš Londono. Berniukai Slamsiukai! Sveiki mūsų mieli klausytojai! Kaip prabėgo jūsų vasara? Kur buvote? Ką veikite? Ką įdomus matėte? Vat, pavyzdžiui, aš buvau stovykloje prie jūros. Man labai patiko, kai ieškojom lobio. Paskutinę dieną ar gavom, o lobis buvo ledai. Jam. Ši stovykla vyko Lietuvoje. Aš visas vasaros atostogas praleidau Lietuvoje ir 2 savaitės be tėvų. Ir aš buvau Lietuvoje. Ir aš. Aš taip pat. Aš buvau Druskininkuose, ėjau į cirką, pizzeriją, sodą ir buvau namie. Aš taip pat buvau Druskininkuose. Važiavome į mūsų sodybą Punėje ir tada važiavom į Kauną. O aš labai įdomiai švenčiau gimtadienį Lietuvoje. Mane nuvežė prie Trikojų ežero, ten sodyboj tokioj. Trikojus ežeras yra netoli Kapčiamiesčių. Mes buvom su valtim plaukiot per ežerą. O aš dar atsimenu, kad aš buvau Druskininkuose irgi. Ir buvau ledo arenoj. Ten buvo šalta, nes ten buvo vėjas, daug labai vėjo. Ten buvo tokia kalnas toksai ir aš iš pirmo bijau, paskui buvau labai drąsi. O kaip aš nučiuožiau nuo kalniuko, labai buvo smagu. O toliau buvo nuo aukščiau ir turėjo vežti tokiais vagonais, o paskui reikėjo nušokti. Tada nučiuoži labai greit, nes labai aukštai ir labai greitai čiuoži. Turi būti čempionas. Mano gimtadienis irgi buvo vasara. Švenčiau net 3 kartus. Varliukai, ar kažkas keliavo į Lietuvos sostinę šią vasarą? Taip! Aš lipau į Gedimino kalną ir įlipau į pilies bokštą. O kaip nulipau nuo kalno, ėjau į Valdovų rūmus su Sandra ir Beata. Papasakokit man apie Valdovo rūmus. Valdovo rūmai yra prie Gedimino pilies. Jie pastatyti ant senųjų rūmų pamatų. Įėjo į vidų. Pirmiausiai mes ir pamatėm tos senas sienas. Jos atrodo keistai. O kodėl keistai? Nes atrodė, kad tos plytos sumestas, bet iš tikrųjų taip jie mūryje. Ką dar galime pamatyti Valdovų rūmuose? Mes ten matėm senovinę vandentiekio sistemą. Jinai buvo padaryta iš medžių. Jinai labai juokingai atrodo, kaip tiltas arba kopėčių. Aš labai nustebau, kai baltai seniau mūrijo sienas. Valdovų rūmai labai džiaugiasi, kad jiems pavyko saugoti rūmų šulinį, kuris yra už medžio. Man buvo labai įdomu, kad tas šulinys galėtų būti rodomas muziejuje, jis turėjo būti konservuojamas. Jie apipildavo cukrų ir kiekvieną dieną keisdavo tą cukrų ir taip turėjo daryti 7 metus, kad galėtų rodyti muziejuje. Man atrodo, kad tai yra labai didelis darbas ir labai daug cukraus reikia, kad 7 metus kiekvieną dieną labai daug cukraus užpilt ant šulinio. Sandra, įsivaizduoji, kiek gautųsi tortų iš šito cukraus? Taip, galėčiau prikepti tortų visiems Valdovų rūmams. Ir aš pakviesčiau visus Lietuvos žmonės pasivaišinti. Turbūt užkepčiau 1 milijardą tortų. O aš tai negaliu užmiršti senovinių batų. Jie visi buvo ant aukštų kulnų ir jie buvo odiniai. Tie batai buvo labai ploni. Iš tiesų labai norėčiau pamatyti, kaip atrodo tų laikų damų kojos, nes batai, kuriuos mačiau Valdovo rūmuose, buvo labai siauri. Tai turbūt ir ta kojytė buvo siaura. Aš taip pat atsimenu, kad rūmuose buvo įvairių židinių ir jie turi labai aukštus kamanus. Papuošti jie labai įdomiais kokliais, tarsi plytelė. Kiekviena ta plytelė išlipdyta. Pavyzdžiui, nulipdytas kažkoks gyvūnas arba herbas, nupieštas augalas. Man labai įsiminė karūnos, nes
Aš labai mėgdavau žaisti princesės ir man įsiminė karūnos, nes kai aš buvau maža, man padovanojo suknelę, kai man buvo 3 metai ir aš iš karto sėdėjau ir aš labai mėgdavau žaisti princesės, tai todėl ir įsiminė karūnos iš valdovų rūmų. O kaip atrodo tos karūnos? Jos atrodo labai gražios, jos užkaltos įvairiais raštais ir papuoštos brangakmeniais. Karūnos yra iš aukso. Vytauto karūna turi tarsi medžiaginę kepurę viduj. Mes nebūtume tiek daug visko apie rūmus sužinoję ir visokių paslapčių išgirdę, jei su mumis kartu nebūtų keliavęs nuostabus gidas, kuris labai daug visko žino, ponas Mykolas Fedoravičius. Ar jūs žinot legendą apie Gedimino sapną? Truputį žinėjom. Kaip jūs nežinot? Mūsų 5-mečiai žino, jūs 4 metais vyresni. Pasiklausykite, ką jie mums pasakys. Labas, Kaja. Labas, Saidala. Kaip tu gyveni? Gerai, kaip tu gyveni? Ir aš gerai. Ką veikiai savaitgalį? Aš skaičiau knygą apie Gedimino sapną. Ar tu žinai kažką apie Gedimino sapną? Ne. Ar nori, kad aš tau papasakočiau? Taip. Vieną kartą susprendė Gediminas išduoti į medžioklę. Ir jis surado aukštą didelį kalną. Gediminas užjojo ant kalno ir pamatė didelį storą taurą. Ir paprašė karių palaukti, o pats šoka kautis su tauru. Atsimenu šitą istoriją. Gediminas buvo labai stiprus ir jis nugalėjo taurą. Taip, taip. Izabela, žinai ką? Ką, Kaja? Einu paklausti draugų. Ar jie žino Gedimino sapną? Mes, Izabela, kalbame apie Gedimino sapną. Ar jūs žinote apie Gedimino sapną? Taip. Kaja. Ar jūs atsimenat, kas nutiko Gediminui, kada jis nukrotė taurą? Taip, mes galim jums papasakoti. Sėskit, mes jums papasakosim. Gediminas labai pavargo. Nulipo nuo kalno ir užmigo. Ir pradėjo sapnuoti. Gediminas susapnavo, kad ant to aukšto kalno, kuris medžioja taurą, tupi vilkas. Nebe koks vilkas, o geležinis vilkas. Ir saugojęs elgiasi kaip 100 vaikų. Au! Ryte pabudo
Pasirodo Gediminas išėjo iš palapinės ir paprašė karų paaiškinti, ką reiškia jo sapnas. Niekas nežinojo. O mes žinom, kaip buvo toliau. Einam valgyti ledų tada. Tada Gediminas nuėjo pas Žynį Leisteiką Ir papasakojo jam savo sapną. ir tada tarė Gediminas taip ir padarė. ant aukšto kalno Pastatė pilį, aplink ją akūrų miestą. ir pavadino jį Vilnių. puikus mūsų kunigaikštis. Gediminas. Tada Gediminas Pradėjo rašyti laiškus apie Vilnių ir siunti juos į visą pasaulį. Ir taip visi sužinojo apie Vilniaus įkūrimą. Kas žino dainą apie karalių? Aš tikrai žinau. Aš irgi žinau. Šią dainą dainuosiu su savo draugais. Lyja, lyja lietus per karaliaus pietus. Lyja, lyja lietus per karaliaus pietus, visos varlės valkia, kvak, 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 karaliukai knarkia. Lyja, lyja lietus per karaliaus pietus, visos varlės valkia, kvak, 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 karaliukai knarkia. Lietus per karaliaus pietus, visos varlės valkia, kvak, 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 karaliukai knarkia. Lietus per karaliaus pietus, visos varlės valkia, kvak, 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 karaliukai knarkia. Lietus per karaliaus pietus, visos varlės valkia. Šaunus kunigaikštis buvo Gediminas. Tikrai taip. Ar jūs žinot, kas yra tas kunigaikštis? Taip. Kunigaikštis yra princas. Kunigaikštis yra karalius, kuris bus karalius, bet dar nekaranuotas. Siunčiame mūsų žurnalistę Saulę. Apklausti mūsų mokinių, ką jie žino apie kunigaikštį. Kas yra kunigaikštis? Nežinau. Ką daro kunigaikštis? Jis su savo kariais išjojo ir jis su kunigaikščiais išėjo ir tada rado didelį taurą ir tada kunigaikštis nukovė tą taurą. Ar yra kunigaikštienė? Turbūt yra, bet šiaip aš galvoju, kad šiaip yra. Ką daro kunigaikštienė? Jinai sėdi ant tokios kėdės ir jinai būna aukšta ir jinai būna labai graži ir jinai kartais užsideda karūną ir jinai dar kartais paprašo žmonių, kad kažką atneštų. Ar pažįstat kokį nors vieną kunigaikštį? Nepažįstu. Kas yra kunigaikštis? Nežinau. Ką daro kunigaikštis? Ieško aukso ir kažkokio medalio. Kas yra kunigaikštis? Aš nežinau. Ką veikia kunigaikštis? Kaip tu galvoji?
Aš galvoju, kad jis išjoja į mūšį ir kaunasi su visais. Ar yra kunigaikštienė? Gal, bet aš nelabai žinau. Ką veikia kunigaikštienė? Ką tu galvoji? Ji gal būna labai graži, nes ji visada užsideda karūną ir vaikšto. Ir būna soste. Ar pažįsti nors vieną kunigaikštį? Ne. Ei, aš žinau, kas buvo kunigaikštis. Taip anksčiau buvo vadinimi Lietuvos valdovai. Kunigaikštis buvo panašus į karalių, tačiau jis buvo nekrikštytas, todėl negalėjo gauti karūnos. Mieli klausytojai, ar jūs žinote kažkokių Lietuvos valdovų vardus? Jeigu žinote, parašykite mums juos ir nupieškite. Ir nesučiaukite, nežiūrėkite iš interneto. Siųskite mums laiškus su savo piešinukais ir valdovų vardais. Siųskite į elektroninį paštą smalsiukai@ltlt.lt. Pasiliksime jūsų klausytojai. Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos Mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiaugutytė, Sandra Dobrauskytė, Elvita Minelskaitė, Rūjus Česonis, Elita Švagždytė, Gabija Plauškaitė, Emilija Džiaugutytė ir aš, Saulė Staputytė. Sakmę apie Gediminą pasakoju mano pirmųjų mokslų 5-mečiai, o dainą apie karaliaus pietus dainavo kita 5